Sveiki visi, pirmasis video einant 6300 km žygį per didžiuosius Europos kalnynus. Žygį pradėsiu Bulgarijos pakrantėje su Juodąja jūra ir judėsiu link Atlanto vandenyno ir žygį baigsiu Ispanijos pakrantėje su Atlanto vandenynu. Tai visų pirma, ką įsidėsiu į šitą žygį. Tai svarbiausias dalykas - kilimėlis, ant kurio miegosiu, miegmaišis, trekinimo lazdos, padeda ir vaikščioti, ir pašiūrį pasistatyti. Higienos reikmenis, dantų šepetėlis, dantų pasta, tinklelis naudų, indelis valgymui, krosnelės neimsiu, bet indelis pravers užsipiltą avižom, šiaip kokiai šaltai sriubai pasidaryti, žiūrėsim. Adata ir siūlai, daiktai tikrai plyš per visą žygį, lopas lipnus, irgi ta pati funkcija kaip adatos ir siūlai, tai paprašiau naudoti. Virvės, pašiūrį pasistatyti ir pati pašiūrė. Jie 600 gramų, 3 ant 3 prezentukas, kas mano manimu užtenka nuo lietaus pasislėpti. Tada pakloti ant žemės, toks mini prezentukas, ekstra atveju, jeigu labai lietus stipriai lis, tai galėsiu dvigubą tokią palapinę pasidaryti. Lietpaltis, maistas maišui, jisai dalinai vandenį nepralaidus, kas mano manimu turėtų būti ir kvapui dalinai nepralaidus, kas biškį apsaugo nuo įvairių graužikų. Pelių, žiūkių, kas mėgsta mano maisto atsargas graužti. Kepurė, apsauga nuo saulės, šortai, kelnes, maikė ilgom rankovėm ir pora kojų. Užteks. Elektronika, kelios batareikos kamerai, laidai pakrauti telefonai ir mini žibintuvėlis. Naktį nelabai mėgstu vaikščioti, tai nemanau, kad jau jį naudosiu, bet pravers. Vandens filtras, paprastas, butelys vandeniui naudotas. 60 litrų kuprinė, kas tikrai pilnai užteks. Man atrodo, 60 litrų galėčiau net 80 dienų maisto atsargas sukišti, tai tikrai užteks. Tada svarbiausias dalykas - avalynė, sandalai. Kieto pato, tuos pačius sandalus jau esu išbandęs kalnuose, tai padas tikrai geras, ilgai laiko, kieta guma, neslysta. Turėtų atlaikyti visus 6300 km. Žiūrėsim, ar tikrai atlaikės. Gerai, viskas.